nes antgaliai, kurie yra uždėti kolektorių ant kolbos, prakiūra elementariai, išsivakumina ir kolektorius reikia išmesti. Mūsų energetikų mokymo centre vyksta projekto EnergoTrain mokymai. Va, turim pirmą grupę, reiškia, šildymo sistemų montuotojų, kurie mokosi pas mus jau antrą dieną ir mokosi, reiškia, jie pagal atsinaujinančių energijos šaltinių programą. Konkrečiai šiandien yra kalbama apie saulės kolektorių sistemas, apie saulės energijos naudojantis kolektoriais teikiamos šilumos panaudojimą, karšto vandens gamybai ir pastatų šildymui. Susirinkę darbininkai montuotojai yra iš įvairių Lietuvos kompanijų, iš įvairių įmonių, kurie užsiima saulės energijos sistemų montavimu. Konkrečiai šitie EnergoTrain mokymai yra skirti programai A energinės klasės pastatams ir aukštesnės. Ir pats EnergoTrain projektas apima ne tik tai, reiškia, šildymo sistemų montuotojų mokymą, bet taip pat ir statybininkų mokymą. Tame tarpe ir esmė yra ta, kad A klasės pastatuose būtų sumontuota tokia šildymo sistema, kuri užtikrina ekonomišką, pigų ir patikimą šildymą. Plokščių kolektorių 2 kvadratinių metrų arba 1 kvadratinio metro ir sustatom kolbinius kolektorius, kurių plotas neaktyvus, o su kolbais kalbant. Irgi užima 1 kvadratinį metrą. Galiu pastebėti, kad susidomėjimas tikrai yra ir žmonės galvoja apie ateitį, kadangi visiems turbūt aišku, kad nuo kitų metų, reiškia, naujai statomi pastatai turės būti tik tai A ir aukštesnės energinės klasės. Vat, ir žmonės tą žino ir todėl stengiasi įsisavinti medžiagą. Mes taipogi stengiamės jiems tą visą informaciją perteikti. Ateityje yra planuojama atestuoti meistrus ir atestuoti darbininkus. Kadangi dabar šildymo sistemas montuoja asmenys, iš jų nereikalaujama turėti montuotojo, darbuotojo pažymėjimo. Aš nekalbu apie energetikos darbuotojus, reiškia, statybos darbų vadovus ir panašiai. Jie, žinoma, turi turėti pažymėjimus ir atestatus. Tačiau einama link to, kad taip pat ir eiliniai darbininkai taip pat turėtų savo pažymėjimus, kas, sakykime, vartotojams, klientams leistų atsirinkti, ar tai yra žmogus kvalifikuotas, ar jeigu jisai turi pažymėjimą, vadinasi, jisai jau turi tam tikras kompetencijas, todėl jisai tuos darbus gali atlikti kokybiškai, tinkamai. Tai va, tai einama link to. Aišku, čia yra, kaip pasakyti, pirmas toksai pilotinis projektas. Vat, ir atestacija bus savanoriška. Tačiau laikui bėgant, manom, kad atestacija bus privaloma. Todėl mūsų energetikų mokymo centras galės prie to prisidėti, kadangi mes galėsime pasiūlyti ir kokybiškus mokymus, atitinkančius mūsų pačių sukurtas programas. Ir pagal jas mes ketiname mokyti ir taip pat atestuoti pagal sukurtą schemą.